Labas, malonų žiūrovai. Šį vakarą pagvildenkime temas, kurios liečia eksportą bei paramą jam. Pagal visiems gerai žinomą apibrėžimą, eksportas tai prekių išvažimas iš Lietuvos Respublikos muitų teritorijos ar paslaugų teikimas už Lietuvos Respublikos muitų teritorijos ribų. Dabar truputėlį statistikos, kaip atrodo Lietuva ES kontekste. Lietuvos eksporto augimo tempai spartesni nei vidutiniškai ES valstybėse narėse. Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės duomenimis 2007 metais prekių ir paslaugų eksportas sudarė 53,3 milijardo litų. Tai yra 54,3%, o 2008 metais 66,88 milijardus litų. Tai yra 59,8% bendrojo vidaus produkto. Paslaugų eksportas 2008 metais tame skaičiuje sudarė 10,2% bendrojo vidaus produkto. Kita dalis – prekių eksportas. Eurostato duomenimis, Eurostatas tai yra kaip mūsų statistikos departamentas. ES bendras prekių ir paslaugų eksportas 2008 metais sudarė 41,1% bendrojo vidaus produkto. Lietuva šiuo rodikliu lenkia Lenkiją, pas ją šitas skaičius yra 39,4, Latvija, Suomija, Vokietija, Švedija, Danija ir kitas iš viso 16 valstybės narės. Tačiau atsilieka nuo Belgijos, kurios procentas yra 91,6. Vengrijos, Estijos, Slovakijos, Čekijos, Slovenijos ir kitų iš viso 10 valstybių narių. Manyčiau neblogai. 2009 m. lapkričio mėnesį Lietuvos vyriausybė priėmė 2009-2013 metų eksporto plėtros strategiją. Joje beje yra tokia vizija. Lietuva – Baltijos jūros regiono paslaugų centras. Lietuvos eksporto struktūra iki 2015 metų turėtų gerokai pasikeisti paslaugų eksporto dalies didėjimo kryptimi. Paslaugos turėtų sudaryti apie 50% viso eksporto. Tam skaičiui intelektinės paslaugos 20%, turizmas 10%, kitos paslaugos 20%. Priminsiu, šiuo metu paslaugų eksportas sudaro tik virš 10%. Reiškia, yra ką veikti. Ir tai yra daroma. Strategijoje numatyta, naudojant ES struktūrinių fondų lėšas, remti eksportuojančių ir planuojančių eksportuoti įmonių veiklą, susijusią su eksporto apimties didinimu ar rinkų įvairinimu. Dabar kiek detaliau pakalbėkime apie ES struktūrinių fondų priemonę, kuri vadinasi Naujos galimybės. Ši priemonė skirta privačioms įmonėms. O privati įmonė tai yra uždaroji akcinė bendrovė, komanditinė ūkinė bendrija, tikroji ūkinė bendrija ir individuali įmonė, kurios veikia gamybos arba paslaugų sektoriuose. Prekyba čia be abejo netinka. Yra ir apribojimų. Jos neturi būti, kabutėse, žalios, nes metinės pajamos be akcizų ir pridėtinės vertės mokesčio turi būti didesnės nei 500 000. Be to, galioja standartiniai reikalavimai neturėti skolų valstybinei mokesčių inspekcijai ir sodrai. Galimas projekto veiklos, visa kas yra susijęs su pasirengimu eksportui. O jei jūs jau eksportuojate į kurią nors rinką, galima rengtis didinti eksportą. Projektas gali trukti iki 24 mėnesių. Per juos galima važiuoti į parodas, kontaktų muges. Joms rengtis galima įdarbinti iki 2 žmonių. Tiesa, kiekvieno jų atlyginimai su mokesčiais neturi viršyti 4000 litų per mėnesį. Visa, kas bus daugiau, tai žinoma jūsų sąskaita. Be to, komandiruotės atlyginimai neturi viršyti 20% projekto išlaidų. Toliau apie galimas išlaidas, kurios yra kompensuojamos. Parodoje galite nuomotis iki 25 kvadratinių metrų parodos plotą. Žinoma, galite ir daugiau, tik vėlgi savo sąskaitą. Be to, renginiui galite išsinuomoti baldus, naujai dalyvausite ne vieną kartą renginyje, galbūt tikslinga juos ir įsigyti. Taip pat galima gaminti stendą, susimokėti dalyvio mokestį,
transportuoti ekspoziciją tiek į renginių užsienyje, tiek atgal. Ir kas yra labai svarbu, gaminį, jei to reikia eksportui, sertifikuoti. Tai dažnai yra nepigus malonumas. Ir paspirtis šioje vietoje labai pravers. Ir dar. Galima pasigaminti įvairios reklaminės medžiagos. Lankstinukų, bukletų, plakatų, tentų. Į jų gamybą įeina maketavimas, vertimas, į kurią reikia kalbą, spausdinimas ir panašiai. Tik vėlgi, šio tipo išlaidos neturi viršyti 10% projekto kaštų. Dar vienas esminis dalykas. Projekto intensyvumas yra 40%. Kitaip tariant, reikia turėti 60% savų lėšų. Ir dar kas svarbu, prieš apsisprendžiant teikti paraišką ar ne, reikia gerai pagalvoti, nes jums teks prisimti įsipareigojimą dėl eksporto apimčių padidėjimo. Kiekvienais metais, 3 metų laikotarpį pabaigus projektą, reikia, kad eksportas didėtų ne mažiau kaip 10% kasmet. Paraiškas galima pateikti iki šių metų gruodžio 27 dienos. Vertinama konkursiniu būdu. Laimės surinkę daugiausia balų, o už ką ir kiek jų galima surinkti, bei visi dokumentai yra internete. Adresai jau jums girdėti, tai yra www.lvpa.lt, www.sparama.lt. Šiems projektams skirta 50 milijonų litų. Nemaža suma. Minimali galima parama vienam projektui yra 15 tūkstančių litų, maksimali 150 tūkstančių litų. Dar vienas dalykas. Parama skiriama šio tipo projektams yra apskaitama pagal de minimis taisyklės.